Sveiki, mėly klausytojai, su jumis vėl sveikinasi tinklalaidė Autoriaus diena ir aš, žurnalistė Milda Paukštė. Šiandien kviečiu jūs susitikti su tekstilės menininkė Jolanta Sendaitė Paulauskienė. Jos kūrybinė praktika glaudžiai susijusi su medžiaga, rankų darbu ir tvarumu. Kaip Jolanta sako, audžiu vandenį, jo virpesius, besitęsiančius laike ir erdvėje. Neįprastai erdvėje bei laike susidėliojo ir mūsų su Jolanta pokalbis. Nors menininkės kūryba šiuo metu eksponuojama galerijoje Balta, mes susitinkame prie Vilnelės. Vienoje pusėje Vilniaus dailės akademijos tekstilės laboratorija, kitoje vasariško upelio tėkmė. Iš tiesų taip labai simboliška, kad mes čia susitinkam prie Vilnelės ir, kaip sakėjai, už nugaros yra audykla. Dailės akademijoje praleidau 6 metus, studijuodama bakalaurą ir magistrą. Ir studijų metu dažnai mėgdavau čia ateiti, atsipūsti, nurimti, tiesiog sugrįžti į vidų. Tai ši vieta man yra labai svarbi. Kaip tu apskritai atsidūrei Dailės akademijoje? Gyvenimas visaip dėliojosi ir ne iš karto įstojau į Dailės akademiją. Įstojau, kuomet mano dukra gimė ir jai buvo 1 metai. Kažkaip jai gimus supratau, kad dabar yra tas laikas, kada galiu įgyvendinti savo svajonę ir kažką pakeisti gyvenime. Tai štai ir 6 metai prabėgo ir jai dabar yra 8 metai. Tai iš ties, ta kūryba ir konkrečiai aš įstojau į tekstilės meno ir dizaino katedrą, kurioje atėjau išmokti kurti su medžiaga o tos šaknys galbūt iš kur tas poreikis liestis prie medžiagos ir kurti su ja, tai yra iš vaikystės prisiminimų, kai močiutė augindavo ir matydavau, kaip jis siuva, siuvinėja, mezga, neria, įvairius rankų darbo tokius įgūdžius perėmiau iš jos. Tai tos studijos buvo tokia proga sugrįžti prie medžiagos ir tos kūrybos. Kaip tau sekėsi surasti savo santykį su medžiaga tam tikra arba su technologija? Ar tu turėjai nuojautą, kokia medžiaga arba būtent kokia technologija taps kaip ir tave geriausiai atskleidžianti per studijų metus, ar buvai atvira ieškojimams? Taip, ta kelionė iš tikrųjų studijų metu buvo tokia ir kūrybinė prasme labai kintanti. Ir bakalauro studijų metu aš žinoma, ištiko taip, kad studijos buvo pertrauktos COVID pandemijos. Ir visa kūryba persikėlė į namų laboratoriją. Kuomet namų sąlygomis teko kurti, kažkaip intuityviai atėjo noras eksperimentuoti su biomedžiagomis ir taip namuose įkūriau tokią laboratoriją su akvariumais, kuriuose auginau bakterinę celiuliozę. Tai yra kambučios grybas fermentacijos metu, augantis toks bioaudinys, kuris užauga tokio dydžio, kokio indo plotis yra ir dydis. Tai aš taip tarsi eksperimentavau ir auginau biomedžiagas ir iš jų kūriau tokį vaizdinį kaip po amniono marškinių. Tai yra amniono marškiniai, tai yra mūsų lietuvių tautosakoje būdavo sakoma, jeigu kūdikis gimsta su vandenmaišiu, amniono maišeliu, tai jis, bus dalingas, laimingas ir jam seksis visą gyvenimą. Tai aš kažkaip galvodama, kad daugelis iš mūsų gimstam ne su amniono maišeliu ir tikrai ateinam į šį pasaulį ne iš vandens į vandenį, bet iš vandens į tokią grubę materiją, į žemę ir tikrai mums tas gyvenimas nėra toks paprastas. Tai kažkaip galvodama
Ir tesdama tą mintį apie kūdikio marškinėlius, iš biomedžiagų siuvau vyrui marškinius, savo vyrui marškinius ir būtent linkėdama, kad jam gyvenimas būtų dalingas ir laimingas. Na ir tuo pačiu galvodama apie tvarumą. Iš tikrųjų, man buvo toks pagrindinis momentas, kad tai, ką kuriu, būtų arba organiška ir per laiką tiesiog išnyktų, iširtų, tarptų ir neliktų. Ir, bet būtent bakalauro studijų metu taip ir plėtojosi visas šitas biomedžiagų tyrinėjimas ir taip pat ten dalyvauja labai daug vandens. Vanduo yra kaip ir pagrindinis toks leitmotyvas mano kūryboje ir tiesiog taip tos marškinius ir siuvau, kitus objektus ir auginau. Bet po to ateina kažkoks laikas, kai supranti, kad tas dialogas su tam tikra medžiaga įvyksta, tu pasimaitini, gauni tam tikrų žinių ir patirties ir tada tas tyrimas tarsi jau toks kaip ir nebeveda niekur ir kažkaip galvodama, ką galėčiau rinktis ir kokia ta kūrybinė galbūt strategija galėtų būti magistro studijų metu, perėjau irgi į tokį, sakykime, iš biomedžiagų, kur irgi yra lėtas procesas, bakterijos ir grybai auga, jie kuria savo terpėje ir tu ten turi mažai įtakos, bet magistro studijų kažkaip norėjosi vėl sugrįžti prie rankų darbo, savo rankų darbo ir taip kažkaip labai organiškai nusprendžiau austi, nes ir bakalauro studijų metu prieš ištinkant COVID pandemijai, kuomet namuose reikėjo, užsidaryti, aš taip pat audžiau. Iš biomedžiagų auginimo perėjau į audinio auginimą, taip labai intuityviai, bet ta pati mintis apie pats įkvėpimas vis tiek ateina iš mano artimos aplinkos, iš mano šeimos, nes pati turiu 3 vaikus ir studijos vyko irgi tokios labai intensyvios, auginant vaikus ir tai, kas tavo aplinkoje artimiausia, tai labiausiai turbūt ir įtakoja. Į galeriją Balta užsukę žmonės greičiausiai labiausiai ir pažins būtent magistro studijų metu įgytą patirtį ir patyrimus. Papasakok, kokia ekspozicija laukia užsukusi. Tai Balta galerija iš tiesų yra man labai artima ir savo požiūriu į tvarumą, ir į kūrėją, ir į kūrybos procesą. Tai aš tikrai nedvejodama sutikau dalyvauti ir kažkaip taip dėliojasi, kad magistro tyrimo metu sukurti kūrybiniai darbai yra šiuo metu eksponuojami Balta galerijoje. Ir dar papildomai sukurti tokie tinkliniai objektai, kurie kaip krepšiai taip pat yra eksponuojami. Ar yra lengvai nuskaitoma šiuolaikiniam žmogui tavo sukurtos tapiserijos? Ar lengva akiai įpratusiai prie ekranų įvertinti laiką, tekstūrą ir kodus visus sudėtus siūlas po siūlo audžiant būtent šios darbus? Iš tiesų ši technika, šis kūrybos būdas nėra šio laikmečio, toks kaip ir pagrindinis ir dažnai sutinkamas kūrybos kelias, nes vis dėlto tikrai tai reikalauja didžiulių pastangų ir turiu mintyje ir laiko prasme, ir technologijos prasme, nes jeigu taip truputėlį pasakojant apie pačią techniką audimo, tai tapiserija audžiama yra ant rėmo, vertikalaus arba horizontalaus, tai aš audžiu ant vertikalaus rėmo ir rėmas dar prieš stakles buvo
naudojamas ir nomadai naudojo keliaudami, na, žodžiu, prisirišdavo metmenų siūlus ir ausdavo bet kur jie būdavo. Na, tai kaip ir ta tapiserijos audimo technika yra labai archajiška ir labai sena ir tiesiog pats audimo procesas yra tikrai lėtas, nes būtent kuo skiriasi audimas ant rėmo nuo audimo su staklėmis, tai yra tai, kad metmenys turi išrinkti savo rankomis. Kiekvieną piešinio detalę tu turi išrinkti rankomis ir tai užima, na, sakykime, daug laiko ir tuo labiau reikia tokių technologinių įgūdžių tam. Bet tuo pačiu tas lytėjimas rankomis ir išrinkimas kiekvieno metmens rankomis, jisai turi tokį labai terapinį poveikį. Taip, tai yra ir matematikos daug, tu turi labai susikoncentruoti tuo pačiu, bet tuo pačiu ir pajausti tą tokią tėkmę, kad galėtum be įtampos austi, nes audinyje, žodžiu, audinys kaip ir toks pernešėjas, jisai tiesiog atspindi taip, kaip audėjas jaučiasi ir kaip jo rankos liečiasi prie audinio. Tai iš tiesų yra toks kompleksiškai, na, apimantis darbas, bet pačias tapiserijas aš pradedu austi pasirenkant patį pluoštą pradžioje. Iš tiesų galvodama, iš kokių siūlų aš ausiu, galvoju apie pluoštą ir dažniausiai renkuosi natūralius pluoštus, tokius kaip vilna ir linas. Tai pavyzdžiui, magistro studijų metu išaudžiau 2 tapiserijas, tai yra Panirimai į šeimos istoriją, tai mano vaiko portretas. Tai konkrečiai šitai tapiserijai aš rinkau augalus, Lietuvoje augančius daugumoje ir dažiau vilnos siūlus. Tai ataudai buvo dažyti augalais ir metmenys lino siūlai. Na ir taip, žodžiu, centimetras po centimetro ausdavau. Tai vis dėlto ši tapiserija, kuri dažyta augalais, jie įkrauta ir augalų atminties ir vandens atminties, nes ir pats pluoštas, kol jis tampa siūlų, labai daug pereina vandens procedūrų, na, kaip ir tokio plovimo, mirkymo, kol jis tampa tuo, kad galėtum jį naudoti. Tai taip pat ir dažymo procese dalyvauja daug vandens. Na, augalas jau pradedant nuo to auga dėka vandens ir na, visos dažomosios augalo savybės į pluoštą taip pat pereina, kuomet santykyje su vandeniu įvyksta tas susitikimas. Tai na, man ir šita tapiserija yra tokia tikrai vandeninga, nes daug vandens joje ir pats koloritas ir pati harmonija spalvų audžiant ir dažant siūlus augalais yra tokia vientisa, labai harmoninga, nes gamtoje viskas sudera, viskas kartu. Tai, audžiant tapiseriją įstrigimas, tai jau čia tokia gaunasi tęsinys mano šeimos istorijos, tai perinant nuo šeimos istorijos į tokią, nuo šeimos tokios lokalia prasme į tokį platesnį ratą, kuomet aš galvoju apie mane supančius vandenys ir apie Lietuvoje esančius vandenys ir konkrečiai tapiserija įstrigimas mane įkvėpia Baltijos jūroje tinklų vaiduoklių valymo metu užfiksuota akimirka, kuomet paukščiai stringa į tinklus nuskendusius Baltijos jūros dugne ir jie negali išsivaduoti ir taip žūsta. Tai kažkaip man buvo toks didžiulė emocinė reakcija į tai ir aš kažkaip pagalvodama, kad ir sunkia emocija, bet norėčiau ją išausti, tai perinant nuo to šeimos tokios idilės į tą tokį pasaulį, kaip ir minėjau, iš vienos pusės ir grubų, ir pažeidžiama, aš audžiau tapiseriją būtent įkvėpta to reginio ir tapiserija įstrigimas
visiškai pasirinkau kitą strategiją, tai ieškojau rėmo, konkrečiai gal taip jau labiau konceptualiai. Rėmą konstravau iš surūdijusių vandens dujų vamzdžių, kurie buvo kažkadais naudojami mūsų gyvenamuosiuose daugiabučiuose. Ir taip iš tų vamzdžių sukonstravau tokį rėmą pagal savo kūno proporcijas, kad sugebėčiau jį kažkaip suvaldyti ausdama. Ir taip pat rinkausi jau kito pluošto, lino pluošto ataudus ir jie buvo dažyti cheminiais dažais, jau ne augaliniais natūraliais. Ir bandžiau suprasti, koks skirtumas ir kaip ta medžiaga veda mane šitam procese. Ir pats audimo procesas buvo išties sudėtingas, nes ir tema gan sudėtinga ir kažkaip gal tas įstrigimas buvo toks ne tik to, kas fiziškai realiai buvo įstrigę kaip paukščio, bet ir buvo toks gal ir vidinės būsenos atspindys, kuomet tu jauti, kad gyvenime kažkaip kartais būna momentų, kad tikrai jautiesi įstrigęs ir labai sunku pratekėti, kažkaip iš tos būsenos išeiti. Tai audimas, kad ir sunkios tos temos, man padėjo kažkuriuo etapu iš tos įstrigimo būsenos išeiti, būtent per tą taktilinį pojūtį, sugrįžimą į kūną, sugrįžimą į laiką, čia buvimą čia ir dabar ir tiesiog audžiant apmastyti, sakykime, ir asmeninius kažkokius išgyvenimus, bet taip pat ir vykstančius išorėje dalykus, kurie susiję su klimato kaita, vandens užterštumu ir tiesiog tos temos labai liečia ir tiesiog yra proga tada pabūti su tuo ir apmastyti. Ekspozicijos reikšmingą dalį sudaro krepšiai, išskirtiniai savo pinimais, tinklų pinimais. Kaip tu prie tos idėjos priėjai? Taip, tinklai taip pat labai intuityviai mano kūryboje atsirado, nes pati augau Pamario krašte ir ten, vandens apsuptyje ir žvejų krašte ir tas toks kraštovaizdis ir kažkoks prisiminimas iš vaikystės yra apie tai, apie vandenį, apie tinklus, apie žvejybą. Ir aš taip pat magistro studijų metu vasarą tyrinėjau Neringos žvejų palikimą ir ten susipažinau su tokia moterim, kuri dirbo tinklų mezgimo fabrike Juodkrantėje ir žvejų, kuris ten vysto archainę žvejybą. Šie du sutikti žmonės mane labai inspiravo. Tinklų mezgėja iš tikrųjų, ji išmokė mane megzti tinklus ir kaip juos lopyti. Taip pat su žvejų plaukiam, į Kuršių marias ir jis rodė, kaip vyksta archainė žvejyba Kuršių mariuose. Ir tikrai buvau labai tokia inspiruota ir kažkaip vis tiek pratęsiu tą, kad vandens kūnai kaip krepšiai, tinklinis krepšys, kuriame mes kaupiame, visas atsargas, ir taip nuo istorijos ištakų tinklų žmonės mezgė ir ten, dėjo naudojo įvairiausiais tikslais, tai tarkim rinko uogas, sėklas, šaknis, įvairiems kitiems produktams laikyti naudojo. Ir taip pat tinklais gaudydavo paukščius, žuvis, ir taip pat, būstui apdengti ar tiesiog apsaugoti kažkokias vietas. Iš tikrųjų, tinklus anksčiau žmonės mezgė iš natūralių medžiagų, iš natūralių pluoštų, bet pramoniniai žvejybai klestint, tinklai, tinklų pramonė labai išaugo ir tinklai mezgami tikrai iš sintetinių labai atsparių medžiagų, kurie išlieka tūkstančius metų nuskendę vandenyje ir galbūt čia yra ta didžiausia problema, kad į tinklus įsimezga, įsivelia gyvūnai, paukščiai ir, tikrai iš jų niekaip neįsivaduoja ir tie tinklai vaiduokliai ten plaukioja jūros dugne šimtmečiais ir tikrai neišnyksta, o po to, jeigu jie yra sąlyčiui su vandeniu, tuomet atsiranda mikroplastikas ir, visos kitos problemos. Bet aišku, atsiranda tų iniciatyvų, kurios varo vandenis ir ištraukia tuos tinklus. Bet sugrįžtant prie tos idėjos apie krepšius
tinklinius krepšius, tai kažkaip labai mesgant tuos krepšius turėjau mintį tokią, kad tas krepšys kaip talpykla ne tik tų fizinių objektų, bet ir emocinių išgyvenimų ir mūsų kaip vandens krepšio, ta metafora toliau veda. Ir tas krepšys taip toks kaip svarbus labai objektas mūsų gyvenime, į kurį mes susidedam savo svarbius dienos daiktus ir jį nešiojame su savimi visur ir einame į parduotuvę apsipirkti ir tiesiog galbūt ir toks kaip simbolis, į kurį aš dažniausiai tą krepšį naudoju įsidėti vandens buteliui, daugkartiniam vandens buteliui ir taip su savimi nešiojuosi. Aišku, šis krepšys yra numegztas rankomis su irgi tokia archaiška technika, naudojant tokią šeivelę, kur, žodžiu, mazgas po mazgo riši tą tinklą. Klausė, ar intuityviai, ar turi kokią strategiją sugalvojus, tai galiu pasakyti, abu sueina į vieną. Yra ir intuityvumo, kuris veda, sakykime, turi tą metaforą, tokį sluoksnį, kuris grynai yra subjektyvus ir mano asmeninis, bet tuo pačiu yra ir technologiniai dalykai, kurie turi tam tikrus, kaip ir galima sakyti, rėmus, kuriuose tu turi tą technologiją įvaldyti. Ir tarkim, tinklus mezgant, tai yra tiesiog paprastas mazgas, kuriuo tu augini tą tinklą, bet kas liečia tapiseriją, tai tapiserijoje taip pat yra labai aiški technologija, bet jeigu kalbant apie rezultatą, tai vis dėlto procesas man yra labai svarbus. Pats kūrybinis procesas kaip apmąstymo galimybė, kaip erdvė sustoti, kaip erdvė susimastyti, tai yra toks gal esminis, bet taip pat svarbus ir rezultatas. Vis dėlto vis tiek kurdamas tu nori, kad tas, užbaigtas arba bent šiuo etapu baigtas kūrinys būtų ir pačiai įdomus ir taktiliškai ir kad vis dėlto tekstilė ir medžiaga turi tą pojūtį, kad tu gali liesti, bet tu gali ir tokių haptinių lytėjimo žvilgsnių žiūrėdamas pajusti tą lytėjimą, nes dažniausiai kūriniai eksponuojami, jų negali liesti. Tai, tu kurdamas kaip kūrėjas, tu lieti, tu patiri tą taktiliškumą, bet atėjęs žmogus ir, stebintis tą tekstilinį objektą, medžiagą kurtą objektą, jis negali jo liesti, bet matydamas jisai, jo, pojūčiai yra stimuliuojami, tai vadinamas tas haptinis lytėjimas. Ir patys tie tinkliniai objektai, jie tiesiog taip pat intuityviai gimė vien iš to, kad galbūt ta metafora apie vandens krepšius, apie evoliucinius nešiojamosius krepšius mane vedė. Ir taip mūsų šalyje taip pat krepšiai, sietkos, nežinau, įvairiais pavadinimais buvo vadinamos, buvo labai naudojamos ir į jas dėdavo eidami apsipirkti produktus į parduotuvę. Tai kažkaip tas vaizdinys tų krepšių man yra labai artimas ir labai toks įsišaknyjęs. Tai. Tas momentas, pardavimo momentas, kaip santykis tarp kūrėjo ir pirkėjo, gamintojo ir tam tikro vartotojo, jisai tave įkvepia ar jis tave trikdo? Man svarbus santykis vis dėlto yra. Svarbus santykis, bet tuo pačiu nebijant būti savimi. Jo, tas jautrus ir asmeninis santykis ir turbūt ta žinutė, kuri perduodama irgi, jeigu žmogus rezonuoja, tai mes kažkuria vietą susitinkam. Matyt, tas susitikimas, kuomet tu stebi kūrybą, meno kūrinius, lankai parodas, yra tame, kad tu susitinki arba nesusitinki. Tai apie tą susitikimą, tai jeigu žmogui pavyksta susitikti su manim ir mano kūryba, tai tada įvyksta tas santykis. Tai. Jeigu reikėtų vieną žodį, pavyzdžiui, užrašyti ant tavo studijos durų, tai koks jisai būtų? Lėtumas.
Ir gyvenimo tempas greitas man patinka ir aš esu apsupta daug vaikų, daug veiklų ir gyvenimas tiesiog teka, kad nespėji, bet jeigu taip sugrįžti vidų ir sustoti, tai lėtumas man yra vertybė didžiulė iš tikrųjų ir šiame tokiame greitame pasaulyje, man atrodo, tokia didžiulė prabanga sustoti ir skirti laiko savo artimam, įsiklausyti, ir kūryboje taip pat sustoti, taip iš esmės sustoti ir kurti, toj tiekmėj, negalvojant apie tai, kiek turi sukurti, arba, žodžiu, tą gausą, bet grinai atsiduoti tai tiekmėj. Tai... Ar lengva būti šitam skubančiam pasauly su tokiu troškimu? Aš galvočiau, kad šitas būdas man kaip tik padeda sugrįžti į save. Nežinau, ar lengva, niekada nėra lengva. Taip pat ir audžiant ar kuriant, kai tu labai daug laiko praleidi prie, per dieną 2-3 cm nuaudęs, tu tikrai daug priekaištų ir kritikos viduj savo sukuri, kad tu galėjai rūpintis vaikais, tu galėjai padaryti daug kitų darbų, o tu prasidėjai visą dieną ir praudai ten 2-3 cm. Tai ta kritika ateina, bet iš to taip pat ateina toks dėmesys savo. Jautrumas savo, kad taip tu gali sau leisti, taip tu turi teisę būti ir teisę nesuspėti kažkur ir tiesiog atsiduoti tam momentui. Tai man atrodo, kaip tik yra vertybė, tas atradimas mano vidinis pojūtis to lėtumo, tos tėkmės. Ar pavyksta per savo veiklą, per kūrinius, per kūrybinės dirbtuves, kurios irgi taip pat siejasi su tinklais, perduoti ar lėtumo idėją, ar kitas mintis kitiems, aplinkiniams? Ir kaip tu pajunti, kai tai pavyksta? Dažniausiai sakau, vis tiek ateina žmonės, kuriuos sudomina ši tema. Ir dažniausiai žmonės jau iš to lauko, kuriem yra aktualu tam tikros vertybės, sakykime, ar gyvenimo būdas. Tai kažko galbūt jie labai naujo ir nesužino, nes jie tiesiog praleidžia laiką ir praturtina save būdami, sakykime, dirbtuvėse ar kitose veiklose. Bet žinai, ką pagalvojau, kad ant durų būtų parašyta tėkmė, ne lėtumas. Dabar tai pagalvojau, lėtumas ir tėkmė. Tėkmė būna ne tik lėta, tėkmė būna ir labai tokia stipri ir labai, netgi pasipriešinanti. Tai vis dėlto, jeigu tai būtų ne lėtumas, o tėkmė. Į kokius kūrėjus žiūri, nuo kokių atsispiri ir ko mokaisi? Ar apskritai turi autoritetų? Labiausiai teoretikės rašytojos mane inspiruoja savo tokių minties vaizdinių. Tai kaip ir minėjau, Ursula K. Le Guin, Astrida Neimanis, taip pat yra lietuvių rašytojų, Viktorija Daujotytė, Vitalija Maskvytė, mano artima draugė. Tai daugiau rašytojos, bet taip pat ir kūrėjai, vizualaus meno kūrėjai, taip pat mane įkvepia. Bet realiai tai labiausiai įkvepia, kai tu esi atsiskyręs. Aš audžiu mano dirbtuvės, nepasakiau, yra dabar pirty. Aš audžiu pirty ir būnu visiškai, tokioj pirmykštėj aplinkoj, kur pirty moteris gimdė, pirty prausė vaikus, pirty patys žmonės nusiprausdavo, apsivalydavo prieš visus ateinančios savaitės darbus, pirty ir audžiu. Kur yra ta pirtis? Mano namuose. Aš turiu prie namų pirtelę tokią ir ten renku augalus, gyvenu prie Neries, einu pasivaikščioti, renku augalus, tada dažau siūlus, tada audžiu ir sugrįžtu į save ir viskas. Ir inspiruoja ta ramybė, tyla, gamta, gamtos ciklai. Taip pat, aišku, ir santykiai, tas irgi labai turi, kaip sakyti, tokią didelę prasmę. Kurios santykius turi minty? Santykiai su kitais žmonėmis, taip, aišku, žinoma, su savo artimaisiais, su kitais žmonėmis,
su aplinka, apskritai santykis su aplinka mano pačios, koks yra santykis su aplinka, kiek aš esu pastebinti, stebinti, tyrinėjanti, patirianti, tai tas labai toks buvimas momente ir žinoma santykis pačiai su savim, kaip aš kokį santykį turiu pati su savim, kaip aš galiu išbūti, sakykime, tokioj ramioj audimo tėkmėj, kai daug triukšmo viduje, o tu turi sėdėti ir daryti, kai daug veiksmo aplinkui, kai daug, žodžiu, įvairių dalykų gyvenime vyksta. Tai va tokios dvi priešpriešos jos, kažkaip labai harmonizuoja. Ar esi nusimačiusi, sakykime, kaip autorė, kaip tekstilės menininkė, kažkokią strategiją artimiausiai ateičiai, 5 ar 10 metų į priekį? Kol kas taip sėdint prie vilnelės ir ta tėkmė taip neša atrodo, tikrai tik sulėtėti. Kol kas toliau planuoju austi tapiserijas. Iš tikrųjų tai nuaudžiau savo vieno vaiko portretą, pirmojo vaiko portretą, tai turiu planuose išausti dar 2 vaikų. Ir jau turiu ir rėmą, ir, žodžiu, projektą, kaip tai daryti. Ir tuo pačiu tokia atsiranda kita truputį kūrybinė kryptis, kuri veda į išsaugojimą senų tekstilės objektų, istorinių kūrinių. Tai ta kūryba, kaip sakyt, tas darbas, rankų darbas susijęs su restauravimu, kur tu išsaugai tai, kas sena ir nekuri kažko vėl naujo ir tuo pačiu gilinės į to istorinio eksponato istoriją ir prikeli jį šiam gyvenimui ir toliau pratęsi jo tą buvimą. Galbūt ir kažkokį receptą tiems, kam yra artima tekstilinė kūryba, tas taktiliškumas, saviraiška per tokias pamatinės technologijas. Kaip veikti, kad nurastum tam tikrą tėkmę ir ramybę, ne tokią galbūt identišką, kaip tu ją radai, bet kažkokie žingsniai, kaip pasitikrinti, ar tai yra tavo. Gal sakyčiau, nebijoti lėtumo, nebijoti, kad rezultatas neateina taip greitai, kaip tikiesi, nes dažniausiai vis tiek yra mūsų visuomenė paremta ant rezultato, ant tikslo siekimo, ant greičio ir dabar reikia čia ir dabar, tai gal tiesiog būtų toks, palinkėjimas nebijoti, kad nėra to greito rezultato ir koncentruotis ne į rezultato, į patį procesą ir tas procesas jisai vis tiek veda ir jisai nuveda tinkamą linkme, jeigu kažkaip tu eini kryptingai, dirbi nuosekliai, kas yra labai svarbu, disciplina, nuoseklumas, intuicija taip yra, bet tas nuolatinis darbas, kiekvieną dieną, žodžiu, darant tą patį, kad ir atrodo beviltiška kartais, jisai vis tiek, tas rezultatas vienoks ar kitoks atsitinka. Kam linkėtum atrasti ekspoziciją esančią Balta galerijoje ir apskritai tavo kūrybą? Atėjo toks pirmas vaizdinys, kaip Vilnius senais laikais buvo upių, upelių, takais išvagotas, galima sakyti. Ta tėkmė atves, kam bus įdomu. O aš, žurnalistė Milda Paukštė, dėkoju visiems, kurios mūsų pokalbio tėkmė atvedė iki šios akimirkos. Čia buvo tinklalaidė Autoriaus diena, jums brangus klausytojai pristačiusi menininkė Jolanta Sendaitė Paulauskienė. Kviečiu atrasti ir ankstesnius tinklalaidės įrašus bei nepraleisti būsimų. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Iki malonaus.